kiekvienas takelis, kurį jūs be pasirinktumėt, jūs pamatėt takelį, nerit palei takelį ir visą laiką į kairę, ir jūs vis tiek daisit. Jeigu jūs ir pasirinkot eiti į kairę, jūs ir gal padarysit didesnį ratą, bet jūs vis tiek takelis atves iki išnėrimo vietos. Jeigu užstrigot, susipainiojot, nutiko taip, kad viskas yra batai, jums neina paeit, nei į priekį, nei atgal, tai tada duodat belę kokį stiprų signalą. Tai yra vienintelis signalas, vyrai, kad mes suprastumėm, kad jums yra chujovai, tai yra palaikyk krytį. Tai yra kratimas, ar ne? Ir jumis pradeda traukti. Jeigu jūsų neina traukti, tada paskui pas jūs ateina Arūnas. Arūnas turės peilį, ir mes jau žinosim, ties kuria maždaug vieta jūs esat. Arūnas paneria su peiliu, nupjaunam, ką ten reikia ir abudu laimingai išneriat. Taigi, praktiškai esame pasiruošę nerimui, esame padarę 4 skylės, eketės, kuriuose vykdysim nerimą vienu įkvėpimu. Tai pirmoji užduotis bus 5 metrų maždaug nerimas, tada 10 metrų, 15 ir paskutinį nerimą žmogus gali pasirinkti, tai yra 15 ar 25 ar 30. Visas nerimas vyks laikantis su virvės pagalba, ar ne, žiūrint į ledą, tai yra žiūrint į paviršių, naudojantis virvę. Naras dėl saugumo bus 2 saugomis apsaugotas, tai yra viena bus naro signalinė virvė, tai arba naro saugos virvė, kuri bus surišta gelbėjimosi kilpos pagalba, ir laniardas, tai yra laisvojo nardymo toksai įrenginys, kuris yra skirtas saugumui, tai jisai su šito įrenginiu karabino pagalba prisiseks prie magistralinės virvės, kurie eis per visas 4 mūsų eketes. Tai veiksmai, jei kas nutiktų, tai mes apkalbėjom, tačiau turbūt pamatysite, mes jums parodysim, kaip pati atrodo nardymo vieta. Tai nusivalėme sniegą, padarėme takelius iš šonų į centrą, tai yra būtent, kad žmogus pasimetęs, iš apačios matydamas šviesą, orientuotųsi ir atrastų eketę, jeigu nutiktų kažkoks labai netikėtas momentas.